išliks kažkokia dar viltis, kad mūsų visuomenė, dar bent viltis, kad turėsim Lietuvą, kas dabar nelabai aiškiai matosi. Režisierius Matelis buvo apkaltintas, kad palygino Klonio gatvės gynėjus ir visus kitus, kurie palaiko dar teisingumo viltį, palygino su sausio 13-osios įvykiais. Žinoma, kad toks palyginimas yra labai teisingas. Šitą bylą mes sekom nuo pat pradžių ir matom, kiek joje neteisybės, melo, šmeižto, kuris šiomis dienomis tiesiog perpildė jau taurę kantrybės. Todėl žmonės ir renkasi, žmonės dabar ir piketuoja, o Klonio gatvė budi ištisai, nes mes matom, kokia įtampa yra baisi padaryta. Kiekvieną dieną yra laukiama grobimo, nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Tokio grobimo baisaus, kurį pamačius Lietuva, pamatęs pasaulis, negalėjo patikėti savo akimis ir ausimis. Ir nežiūrint į tai, kad viskas buvo nufilmuota, kaip sakant, viskas yra visi įrodymai. Vis tiek toliau filmamas šmeižtas, meluojama, kūriama sąvokas, kiekvieną dieną sakykim, pakabinti dienraščiai, su pakabintais žurnalistai, pareiškiai, toliau pila šitą purvą, žemindami, niekindami teisybę trokštančius Lietuvos ir gyventojus ir netgi ir emigrantus, kaip mes, pasakydami, kad mes esam suklaidinti šito kėdžių ir venskų klano. Gal kas nors nori dar. Ačiū.